rytas. Ačiū visiems susirinkusiems taip anksti į mūsų pirmąjį meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumą. Pirmasis jis ne tik toks pavadintas Muzikos ir teatro akademijoje, bet tai yra ir pirmasis oficialus meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformos HARPS renginys. Visą šią veiklą akademijoje globoja ir jos krikštamotė mūsų mokslo prorektorė, docentė daktarė Judita Žukienė. Aš jos ir paprašysiu pradėti šį renginį, tiesiog pasakyti, kas mes tokie ir kaip ji mus mato akademijoje. Labas rytas visiems. Aš pirmiausia užsikabinsiu žodžio pirmasis, nes kai girdime, kad yra pirmasis, tai iškart suprantame, kad bus 10-asis, 20-asis. Ir su tuo iš tikrųjų sveikinu pirmiausiai projekto vykdytojas, iniciatorės, tiek Lina, tiek Rūta, tiek Eglė, kurios čia šiuo metu nėra. Nes aš tai nuoširdžiai iš tikrųjų labai nuoširdžiai džiaugiuosi visomis veiklomis, kurios pradeda vykti ir yra žmonės, kurie tai daro. Nes jeigu nėra žmogaus, galbūt pati nuostabiausia idėja, bet tik taip ramiai ir stovės ant palaimės. Tai, žinant tarptautinį kontekstą, meno tyrimai yra labai aktualus reiškinys pastaruosius keletą metų. Ir šitoje vietoje mes galime džiaugtis, kad akademija tikrai tarptautiniu mastu nuo nieko neatsilieka ir aš kartais įtariu, kad esame truputuką lyderiai. Taip pat ir Linos Navickaitės Martinėlių dėka, nes yra vienos iš šį reiškinį nagrinėjančios, strateguojančios grupės Polifonija projekte nariai. Tai tas yra tikrai džiugu, kad žmonės, kurie yra iniciatyvūs, aktyvūs, profesionalūs, patikimi ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi visų projektu, nes tai yra projektas, kuris mano supratimu yra toks teisingas nuo pradžių, negaliu sakyti iki galo, bet iki dabar. Tai yra atskirai internete tinklalapiai, viskas yra tikrai labai patrauklu, šiuolaikiška, profesionalu, informatyvu ir gyva. Veiklos vyksta, jų nepastebėti neįmanoma ir aš suprantu, kad akademijos rūpestis, kad tai tiesiog vyktų sėkmingai, sklandžiai ir toliau, padedant tiems žmonėms, kurie to ėmėsi. Na, o apskritai meno tyrimai, manyčiau, labai perspektyvi sritis, nes akademijoje mes turime tokių profesorių, kurie yra ir atlikėjai, arba buvo atlikėjai ir daktarai, nes jų patirtis atlikėjiška, tas tiesioginis susilietimas su praktika yra neįkainojama ir retas, kuris turi įgūdį visą tai formalizuoti ir parašyti, kaip tai vyksta. Vienas dalykas yra menotyrinės muzikologų įžvalgos, kitas dalykas yra praktikų įžvalgos. Tai šitoje vietoje manau, kad nuostabu, kai muzikologai ir atlikėjai ištiesia vieni kitiems ranką ir padėdami gauti aktualius, naujus, teisingus, realius rezultatus. Tai yra kalbėti apie meną tiek mokslo kalba, tiek praktikos kalba. Tai manau, kad tai yra labai perspektyvu, šitas sritis neabejotinai tik plėtosis ir dėl to labai džiaugiamės, kad yra tokia meno tyrimų platforma ir meno doktorantūros platforma. Ir iš karto labai pasidžiaugsiu mūsų pirmojų kursų mano doktorantūros, kuris startavo prieš 4 metus, artėja į finišą ir juos matydami mes matome, kad tokia veikla turi prasmę. Ačiū. Ačiū. Jau kelis kartus nuskambėjo žodis projektas, kad visa tai vyksta kažkokio projekto rėmuose. Projektas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas kultūrinės plėtros projektas atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose. Ir aš paprašysiu dabar keliais sakiniais pristatyti, kas tai yra projekto vadovė, įkvėpėja, docentė daktarė Rūta Liubinaitytė.
Labą dieną visiems. Kaip jau supratot, projektas yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos ir vykdom jį kartu su mūsų akademija. Labai ačiū, kas prisidėjo. Ir inicijavom ir sugalvojom kartu su dviem mokslo darbuotojom, tai Lina Navickaitė Martinėlė ir minėjot Eglė Šeduikytė-Kurienė. Ir projektas laimėjo konkursą, kultūrinės plėtros projektų konkursą 12 metų pavasarį. Konkurse dalyvavo 42 paraiškos ir laimėjo tik tai 14, taip kad buvo labai didelis džiaugsmas ir didelė garbė. Pats pavadinimas nurodo, kad mes koncentruojamės į atlikėjo interpretatoriaus problematiką ir konkrečiau į šio polifunkcionalumą susijusiu su visa atlikėjiška veikla. Mūsų idėja buvo suderinti įvairias tarpusavį susijusias veiklas, tiek edukacinę, tiek mokslinę, tiek atlikėjišką, susijusią būtent su atlikėjo polifunkcionalumu. Mano pačios meniniai tyrimai yra susijęs su orkestrų koncertmeisteriais. Aš siekiu atsakyti į klausimus, kokiu būdu ši profesija savyje jungia labai daug įvairių aspektų, tai vadovo, solisto funkcijas, orkestro reprezentuojančio asmens, pedagogo ir panašiai. Taip pat kaip kinta orkestro koncertmeisterio vaidmuo, orkestrui grojant su dirigentu ir be dirigento. Nagrinėju verbalinius ir neverbalinius koncertmeisterio komunikacijos aspektus. Labą dieną. Eglės Šeduikytės-Kurienės meniniai tyrimai susijęs su vargonininko profesijos multifunkcionalaus pobūdžio specifika. Eglė nagrinėja vargonininko profesijos diferenciaciją tiek didžiuosiuose miestuose ar provincijose, tiek katalikiškoje ir protestantiškoje bažnyčioje. Linos meniniai tyrimai aprėpia sudėtingesnę sferą mums kaip atlikėjams. Tai yra kultūrologinės ir semiotinės atlikimo meno teorijos aplikacinės. Linos tyrimuose yra analizuojamos visuomenės muzikos atlikėjams priskiriamos funkcijos. Taip pat tyrinėjama, kokios asmeninės savybės ir profesinės savybės reikalingos šioms funkcijoms vykdyti. Be abejo, viena svarbiausia mūsų veiklų buvo pristatyti savo tyrimus kuo plačiau tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų ir labai norėtųsi paminėti, kad savo pranešimus jau skaitėme vienoje tarptautinėje konferencijoje, iš kurių norėtųsi paminėti, pavyzdžiui, 12 pasaulinis semiotikos kongresas Sofijoje, Bulgarijoje, tarptautinis pirmąjį semiotikos instituto organizuotą humanitarinio mokslo kongresą Kaune, 2 tarptautinės konferencijas Helsinkyje, 9 tarptautinę mokslinę konferenciją Daugpilyje. Atskirai be abejo reikia paminėti, tačiau Lina papasakos truputį plačiau, projekto kontekste sukurta platforma, kuri yra skirta meniniams tyrimams ir atlikimo studijoms, tai platforma HARPS, kuriai specialiai buvo sukurtas internetinis portalas. Taip pat pagal projektą yra vykdomos edukacinės veiklos, pirmoji iš jų įvyko 13 metų rudenį, tai buvo meistriškumo kursai bažnyčių vargonininkams. Pavadinimu bažnyčios vargonininkas polifunkcinė kultūros figūra. Šios discipliną dėstė Dovilė Savickaitė, Vilimas Markūnas ir Vidas Pinkevičius. Ir buvo labai malonu, kad prisirinko tikrai labai daug klausytojų. Atvažiavo apie 40 vargonininkų iš visos Lietuvos. Kitas planuojamas renginys, tai mano kuruojami meistriškumo kursai orkestro grojimo. Spalio gale pas mus atvažiuoja svečiai Borisas Garlickis ir Antonas Barachovskis, abu yra labai žymių įvairių koncertų, kviestiniai koncertmeisteriai. Jie dirbs su mūsų orkestru simfoniniu ir ruoš studentus tiek orkestro artisto darbui gauti, tiek koncertmeisteriui. Taip pat bus individualios pamokos ir visą tai vyks orkestro sesijos metu. Ir aišku, noriu visada paminėti, kad mes labai džiaugiamės, kad tokiam moksliniam ir edukaciniam projektui atsirado ir privatus rėmėjai. Šią dieną mes esam gavę netgi 15 000 litų, kas yra, man atrodo, tokiom veiklom tikrai nemažai. Ir labai tikimės savo tyrimais prisidėti prie muzikos atlikimo problematikos klaidos ir tikrai labai tikimės, kad tai bus tęstinis reikalas, kad šiuo projektu viskas nesibaigs, nes šiaip jau projektas baigėsi gruodžio 31 dieną šių metų. Ir tikrai stengsimės ir toliau
vykdyti šią veiklą. Ačiū. Ačiū, Rūta. Besiklausant smagu ir baisu, nes iki tos gruodžio 31 dar tikrai nemažai ką reikia padaryti. Taigi, kaip Rūta ir minėjo, viena iš projekto veiklų ir vienas iš jau esamų jo rezultatų yra akademijoje įkurta meninių tyrimų ir atlikimo studijų platforma HARPS. HARPS tai yra pavadinimas anglų kalba Headquarters for Artistic Research and Performance Studies. Nes, kad ir kaip tai būtų nekuklu, drąsu ir ambicinga, mes orientuojamės ir į tarptautinę auditoriją. Jau vien todėl, kad HARPS kaip platforma buvo įkurta remiantis gerąją užsienio šalių ir užsienio aukštųjų muzikos mokyklų ar kitų institucijų praktiką. Ir aš galbūt norėčiau pradėti mūsų internetinės svetainės demonstraciją būtent nuo mūsų draugų, partnerių, rėmėjų ir taip toliau, nes iš to matosi ir į kokias veiklas mes orientuojamės ir kas mus domina. Tai yra ir Vilniaus dailės akademija, kuri šalia mūsų akademijos yra vienintelė Lietuvoje institucija vykdanti meninius tyrimus. Tai yra Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacija, kaip Judita minėjo, aš priklausau tos asociacijos projekto Polifonija darbo grupiai, kuri būtent užsiima meniniais tyrimais. Taip pat tai yra CMPCP, atlikimo kaip kūrybinės praktikos tyrimų centras Kembridže. Jų konferencijoje taip pat teko sudalyvauti kaip klausytojai šių metų Liepos mėnesį, buvo labai įdomu. Taip pat yra Orfėjo institutas Gente, Belgijoje, yra Londono Karališko muzikos koledžo atlikimo mokslo centras, Sibelijaus akademijos daktarų akademija, kurioje su Rūta kaip tik lankėmės visiškai neseniai, rugsėjo pradžioje įvyko jų organizuojamas festivalis konferencija, muzikuojantis daktarai, o visai prieš tai Eglė Šeduikytė-Korienė lankėsi irgi jų organizuotoje muzikos kaip religinės praktikos konferencijoje. Taigi, kaip matote, užsienyje čia tikrai dar ne visi išvardyti vis tokie centrai ar kažkokie dariniai, kurie užsiima panašią tematiką, tačiau tai tikrai yra labai aktualus dalykas šiuo metu tiek muzikologinių, tiek meninių tyrimų srityje. Aš čia norėčiau papildyti, buvo daug kalbama apie meninius tyrimus kaip po tokius, tačiau HARPS tikslas yra išplėsti, užsiimti taip ir meniniais tyrimais ir ypač propaguoti mūsų nuostabiųjų meno doktorantų veiklą, bet taip pat ir plėtoti atlikimo studijas, tiek muzikologinės, tiek teatrologinės. Taip, čia yra mūsų rėmėjai, kuriems mes esame amžinai dėkingos. Ir dabar norėčiau parodyti taip, meno doktorantai, aišku, čia yra mūsų didžiausias džiaugsmas ir pasididžiavimas ir šioje svetainėje galite pasižiūrėti, ką jie veikia. Tai, kaip žinote, akademijoje vykdoma muzikos ir teatro kino krypties meno doktorantūros studijos. Matote visus meno projektus šiuo metu vykdomus, ne visi yra kol kas pateikę savo aprašus, vien dėl to, kad šiemet mes turime labai daug pirmo kurso meno doktorantų, tai jie dar tik tai pradeda įsibėgėti ir suprasti, ką jie vis dėlto darys. Kai tik tai nutiks, mes pamatysime, ką jie veiks, bet pavyzdžiui, nežinau, galime daryti bet ką ir matome, kad antro kurso meno doktorantas klarnetistas Vytautas Giedraitis rašo apie prancūzų klarneto mokyklos recepciją ir įtaką šiuolaikiniai pučiamųjų instrumentų kultūrai Lietuvoje. Ir čia galime paskaityti visą notaciją mano projekto, kas yra jo vadovai ir taip toliau. Visa ši informacija yra taip pat ir anglų kalba. Na taip, aišku, ką mes veikiame, tai nėra susiję tik tai su meno doktorantais. Ir tarp kitko rašome ne tik apie savo veiklas, bet jeigu atsiranda kažkokių kitų susijusių kultūrinės plėtros projektų ar kitų mums aktualių veiklų, tai tikrai siekiame atspindėti taip pat. Ir kaip tik po šio simpoziumo, po kelių dienų startuos ir antroji tarptautinė teatrologijos konferencija, kuri taip pat šiemet toks sutapimas atsižvelgia būtent į atlikėją, taip į aktorių, į patį performatyvumą kaip tokį. Tai va čia mūsų simpoziumas šiandieninis, tai kas vyko prieš tai 12 pasaulinis semiotikos kongresas, kurį Rūta minėjo, tada muzikuojančių daktarų festivalis konferencija ir taip toliau.
Taip, projektai kol kas užbaigtų nėra, bet čia esame sudėjusios šiuo metu akademijoje vykdomus 3 kultūrinės plėtros projektus, tai jau minėtas atlikėjo polifunkcionalumas, taip pat yra teatro fakultete vykdomas projektas Mąstantis kūnas, vaidybos sistemo analizė ir integracija šiuolaikinio aktoriaus kūrybos procese, ir taip pat yra dar vienas muzikinis projektas Rekviem Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 17-18 amžiais. Tradicija ir rekonstrukcija. Mūsų gerbiama Laima Bucinauskienė taip pat yra to projekto dalyvė. Taip, renginiai, mediateka, galiu labai pasidžiaugti, kad mūsų nuostabus meno doktorantai yra nuostabus ne tik savo tiesioginėje veikloje, bet ir kaip fotografai. Beveik viskas, ką matote tinklalapyje, yra fotografuota kompozitoriaus Jono Jurkūno ir šiandien jis taip pat būtų buvęs čia, bet išvažiavo koncertuoti į Varšuvos rudenį. Mes turbūt galime jam tai atleisti. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra publikacijos. Kaip matote, vėlgi yra išskirta atlikimo meno studijos, kur tikrai labai kviečiu, bet kas ką turi, gali siūlyti tiesiog ir dėti, kas nori, kad būtų prieinama plačiai visuomeniai. Tai atlikimo meno studijos tai būtų muzikologų arba teatrologų studijos, susijusios su performatyvumu, ir tada yra meniniai tyrimai, kur meno tyrėjai, tai yra atlikėjai arba kompozitoriai, gali publikuoti savo veiklą. Mes čia dedame PDF dokumentus, kurie yra visiems prieinami. Tarp kitko, prie publikų kol kas nėra labai daug, nes tiesiog aš kartais susiduria ir tai, kad interesai, tarkim, žurnalų leidėjai nori tuos žurnalus parduoti visų pirma ir nenori čia publikuoti, bet tiesiog kartais atsitinka taip, kad viena kitam neprieštarauja ir puikiausiai gali pasiderinti. Dar toks trumpas anonsas apie publikacijas, kad ir šios simpoziumo publikacija išvirs knyga, recenzuojamų straipsnių knyga, kurią planuojame išleisti iki šių metų pabaigos. Tai bus publikuojami straipsniai pranešimų skaitytų šiame simpoziume pagrindu. O dabar apie publikacijas, apie žurnalą, kuriame labai kviečiami yra publikuotis meno tyrėjai ir kiti protingi asmenys. Paprašysiu pašnekėti šio žurnalo, tai yra Vasa Praksis sudarytoja, daktarė Laima Bucinauskienė. Labas rytas, labai malonu jūsų visus čia matyti. Norėčiau pristatyti žurnalą Vasa Praksis, kurio turim pirmąjį numeriuką, išleistą 2013 metais. Ir čia beklausydama pranešimus pagalvojau ir turbūt turiu pasakyti, kad stebėtina, tačiau kažkokių paralelinių dalykų gyvenime yra labai daug. Šita mintis sugalvoti žurnalą, kurio labai trūko akademijoje, gimė mums pokalbiuose kartu su gerbiama prorektorė ir su kitais mokslininkais, tyrėjais, kad vis dėlto nėra vietos, kur galėtų savo darbus publikuoti menininkai, tyrėjai dirbantis akademijoje, dėstytojai, kurie galėtų papasakoti ir pateikti ir studentam ir klausytojam labai daug informacijos, o taip pat ir auganti iš tikrųjų mokslo doktorantų karta, kuriems publikuotis egzistuojančiose labai rimtuose muzikologiniuose arba teatrologiniuose žurnaluose, kukliai sakykime, yra nedrąsu. Tai kai atsirado šitas žurnalas, automatiškai mes visų pirma galvojame, kad jisai turėtų būti mokslininkam, tyrėjam, atlikėjam. Ir žinokite, kaip nebūtų įdomu, dabar pasižiūrėjau turinį ir pamačiau, kad šio projekto visos 3 dalyvės 2013 metais čia paskelbė savo publikacijas. Tai buvo kaip ir anonsas jų būsimam darbui, jų projektui. Ir tikiuosi, kad tai yra iš tikrųjų numatytas kažkoks pasąmoninis tęstinumas šitiems darbams. Matau, kad poreikis yra labai didelis ir labai džiaugiuosi, kad yra norinčių rašyti labai daug, drąsėja meno doktorantai, drąsėja iš tikrųjų ir dirbantis atlikėjai, pedagogai, kurie pateikia publikacijas įvairaus formato. Ir taip pat labai norėčiau pasidžiaugti mūsų redkolegija, kuri yra labai griežta, bet labai geranoriška, rašo recenzijas ir doktorantus galbūt šiek tiek savaip kankina, tačiau jų pastangų dėka kokybė publikacijų pasidaro tikrai labai gera, nepaisant to, kad apimtis yra pritaikyta tokia
20-30 tūkstančių spaudos ženklų. Tai, tokia, sakykime, labai normali, bet žinokite, jau gaunasi taip, kad ir tie meno doktorantai išdrąsėja ir rašo labai daug. Ir aš jau kreipsiuosi, kad kolegija su prašymu galbūt tas apimtis net išimties tvarka didinti. Taip kad norėčiau iš tikrųjų paskatinti ir pasidžiaugti teikti publikacijas visiems, nebūtinai net ir akademijos nariams. Taip pat nepamiršti, kad turime dar vieną skyrių šitame žurnale, tai šaltinių publikacijos, kas taip pat yra nauja, labai svarbu ir taip pat labai reikalinga visiems skaitytojams. Ačiū. Labai dėkoju visoms čia pasisakiusioms kolegiams, dar kartą dėkoju susirinkusiems. Ir mes tada tiesiog pradėsim skirstytis po auditorijas, kuriuose vyks darbas nuo 10:30, kaip matote iš programos. Jeigu kas neturi programų, tai dar kreipkitės į organizatorės, mes turime daugiau. Tai vyks visą dieną 2 paralelinės sekcijos, viena bus 303 auditorijoje, kita 227. Na ir ką, belieka palinkėti visiems gero darbo.